Sveiki! LRT televizija pradeda ciklą laidų, kuriuose kalbėsime apie svarbiausią šių metų politinį įvykį - nuo Liepos prasidėsiantį Lietuvos pirmininkavimą ES tarybai. Šioje laidoje matysite. Lietuvos kelias nuo Sąjūdžio mitinguose pareikšto noro grįžti į Europą iki garbingų ES tarybos pirmininkės pareigų. Interviu su šalies vadove Dalia Grybauskaite. Pirmiausia, savimi patys pasitikėkime. Tikrai mes galime. Kokia tai institucija ES taryba ir ką ji veikia? Kolegų iš Briuselio pasakojimas. Lietuvos kelias į garbingas ir labai atsakingas ES pirmininkės pareigas prasidėjo gerokai anksčiau nei 2003 balandį, kai Lietuvos vadovai Europos demokratijos lopšyje Atėnuose pasirašė stojimo į ES sutartį. Iki tos istorinės dienos dar teko nueiti ilgą gero dešimtmečio kelią. Ne tik įveikti dėrybų barjerus, priimti politinį sprendimą uždaryti Ignalinos atominę elektrinę. Buvo ir pirmieji žingsniai pasirašytos laisvosios prekybos, vėliau ir asociacijos sutartys su ES. Bet juk jau Sąjūdžio mitinguose reiškėme norą ne tik būti laisvi, bet ir sugrįžti į Europą. Lietuvos balsą tuometinė Europos bendrija išgirdo 91 rugpjūčio pabaigoje, pripažinusi Lietuvos nepriklausomybę. Maždaug po pusmečio Briuselėje jau turėjome diplomatinę atstovybę prie ES. Pirma sutartis Lietuva ir ES susiejo kitų metų gegužę ekonominio ir prekybos bendradarbiavimo. Pirmininkaujant Danijai, Europos viršūnės 93 birželį nutiesė tolesnį kelią. Pasiūlyta prekybos sutartį su Baltijos valstybėmis išplėtoti į Europos asociacijos sutartis, į ES priimti vidurio ir rytų Europos šalis, nustatyti reikalavimai būsimoms kandidatėms, tvirtos institucijos, demokratija, pagarba žmogaus teisėms, rinkos ekonomika, gebėjimas konkuruoti ES rinkoje. Lietuva pradeda nelengvą kelią. 95 sausio 1 įsigalioja laisvosios prekybos su ES sutartis. Ji taps Europos asociacijos sutarties dalimi. Pamažu laisvėja prekių, paslaugų, kapitalo ir žmonių judėjimas. Gindama savo interesus, Lietuva išimčių pasiekė žemės ūkio, žuvies, tekstilės produktams, kuriems laisvos prekybos režimas dar netaikomas. Įsivaizduojate, jeigu mes šiandien atidarytume sienas, pilnai atidarytum importui, tai mes galim sugriauti net savo pramonę. Tai reikia labai atsargiai. Į Kanuose, pirmininkaujant Prancūzijai įvykusi Europos viršūnių susitikimą, pirmą sykį pakviesti asociacijos sutartis pasirašiusių valstybių lyderiai. ES įsipareigoja finansiškai paremti naujų narių kelią į organizaciją. ES nusprendė paskirti didžiulę sumą apie 9 milijardus dolerių rytų Europos šalims. 95 gruodis Lietuva pateikia oficialų prašymą priimti į ES. Mūsų Seimo posėdėje visos praktiškai frakcijos, politinės partijos su labai nedidelėm išimtim pritarė štai šitam aktui. Lietuvos pastangos akylai vertinamos. Europos komisija skelbia kasmečius įvertinimus. Pakviečia pirmą kandidačių grupę – Estija, Lenkija, Vengrija, Čekija, Slovenija, Kipras. Bet šį kartą ne mūsų šventė. Lietuvos tarp pakviestųjų dėrybų nėra. Teks palaukti porą metų. Dėrybas dėl narystės ES Lietuva pradėjo 2000 vasarį. Skubek lėtai. Patarė į Vilnių atvykęs tuometinis Europos komisijos pirmininkas Romanas Prodis. Lietuvai teks priimti politinį sprendimą uždaryti Ignalinos atominę. Dėrybose su Lietuva buvo 3 sunkus klausimai, o 2 iš jų būdingi tik Lietuvai. Turiu omenyje Ignalinos atominės elektrinės uždarymą bei Rusijos Kaliningrado tranzito problemą. Trečia problema – žemės ūkis, bet tai visoms šalims sunki tema, ne vienai Lietuvai. Dėrybų pusiaukelėje keičiamas įvairininkas. Turiu pasakyti, kad lagaminėlis nėra toks lengvas. Our new Europe is born. Lietuva su Kipru tampa dėrybų lyderė tarp 12 kandidačių. Man buvo tikrai ta, sakant, garbė patikėta ir aš akivaizdoje visos susirinkusios Europos salėje 22 valandą 23 minutės pareiškiau, kad Lietuva priima pasiūlymą ir įsipareigoja įeiti pilnateise nare į Europos bendruomenę. Tai kulminacija. 2004 balandžio 16 Atėnai.
Netrukus gegužę Lietuva tapo ES nare, tauta referendume tam pritarė. Pirmininkaus Lietuva pagal iki 2020 metų numatytą tvarką. Po didelės šalies seka dvi mažesnės. Iš pradžių pirmininkaujantė šalis keitėsi kas pusę metų pagal lotynų abėcėlę. Bet 93-aisiais buvo nustatyta konkreti valstybių pirmininkavimo tvarka ir Lietuvai teko antras šių metų pusmetis. Prezidentės Dalios Grybauskaitės teigimu Lietuva taps ne tik geografiniu, bet ir politiniu ES centru. Apie iššūkius mažai valstybei, Europos krizę ir nenuveiktus darbus Lietuvoje pokalbis su šalies vadove. Gerbiama prezidentė, po 3 mėnesių Lietuva pirmininkaus ES tarybai, o kitąmet sukaks 10 metų, kai Lietuva įstojo ES. Kaip apskritai vertinate narystės laikotarpį, juolab, kad ir jūs 4 metus dirbote ES komisare? Iš ties tai turbūt svarbiausias, vienas iš svarbiausių mūsų istorijoje pasiekimų, tai tapti Europos šeimos nariais ir džiaugiuosi, kad taip įvyko. Ir todėl Lietuva gali būti ir saugi, ir svarbi, ir be jokios abejonės Lietuvai tai yra naudinga. Ir naudinga mūsų žmonėms pirmoje eilėje, tai įvairios laisvės, ir laisvės judėti, ir laisvė mokytis, ir laisvė ir garantija, kad žmogaus teisės yra apsaugotos Lietuvoje. Be jokios abejonės ir finansiškai tai labai naudinga. Ir ankstesnė finansinė, taip vadinama, perspektyva ir europinis biudžetas praktiškai mums 4 kartus daugiau davė, negu mes įmokėjome. Ir netgi paminėčiau krizės metu, prieš kelis metus, tai sudarė 1/4 metinio Lietuvos biudžeto. Be šios pagalbos, be tokio europinio solidarumo, be jokios abejonės Lietuvai būtų labai, labai sunku ir mūsų žmonėms būtų dar buvę sunkiau. Finansų krizė privertė politikus ir eurobiurokratus ieškoti naujų išeičių ir kovoti su kalbomis apie eurozonos iširimą ar kritiką dėl jos nekonkurencingumo. Matytos kalbos netils ir Lietuvai pirmininkaujant ES tarybai. Teks įpūsti daugiau optimizmo Europos ateičiai. Ar Lietuva tam pasiruošusi? Visa Europa turi būti pasirengusi. Lietuva bus tik tai tas simbolinis vadovas. Iš ties visos Europos šalis turi galvoti apie tai, kad Europa kaip senasis žemynas ekonominėje, konkurencinėje, globalioje kovoje šiek tiek atsilieka. Ir to konkurencingumo trūksta jau senai. Ir būdavo priimamos įvairios programos 2010, paskui 2020 ir taip toliau. Ir Europa vis kažkaip buksuodavo ir šiek tiek atsilikdavo. Ir tų problemų iš ties daug, pradedant pačią ekonomiką, baigiant sprendimais, kaip jie yra priimami, kaip greitai. Todėl buvo keičiamos ir sutartys, ir dabar turim Lisabono sutartį, kuri ir buvo skirta didelė dalimi, kaip pagreitinti sprendimų priėmimo procesą ir kaip tai turėtų atsispindėti į Europos ekonominę situaciją ateitį. Ir driokstelio krizė, kuri viską išryškino dar labiau ir parodė, kad ir sprendimai priimami per lėtai, nepakankami, o svarbiausia, kad priėmus vieną ar kitą sprendimą, Europa beveik jų niekada nevykdė iki galo. Ir leido kai kurioms šalims, gerokai ir statistiką netikslę teikti ir išsisukinėti nuo reformų ilgą laiką ir elgtis tiesiog neatsakingai. Tai šitą viską dabar matome daug ryškiau ir iš tiesų aš daugiau kalbėčiau ne apie euro krizę kaip tokią, nes ekonominės problemas tikrai turi ir daugelis šalių, kurios ir neturi to euro įsivedusios. Tai turbūt politinės atsakomybės krizė Europoje. Ir tai viską apsprendžia ir ekonominių sprendimų nepakankamumą, ir sprendimų pačių proceso vilkinimą, galų gale ir visai Europai politinės ir ekonominės ir finansinės atsakomybės stoką. Tai visą šitą turime dabar ant stalo kaip komplektą ir visos šalis turime spręsti, kaip su to tvarkytis. O Lietuva pirmininkaudama tiesiog turės padėti Europai su tais klausimais tvarkytis kaip galima efektyviau ir greičiau. O pavyzdžiui, truputėlį jau galime ir mes būti Baltijos šalių regionas, nes būtent mes susitvarkėme krizės metu greičiausiai, nors ir skausmingai, bet greičiausiai, praktiškai per 1,5 metų jau mūsų ekonomikos pradėjo atsigauti ir augti. Ir tai didelis pavyzdys kai kurioms mūsų kolegėms, draugėms Europoje, kitoms šalims.
Ir norėčiau tik pasakyti, kad galbūt mums buvo lengviau, nes mes mažesni, greitesni ir nebijome reformų, nes esame prie tų reformų jau pripratę per visą pasiruošimo laikotarpį ir europinės narystės laikotarpį. Bet tikrai Baltijos šalims buvo nelengviau, bet susitvarkime tikrai neblogai. Ir tai dabar yra tikrai nurodoma kai kuriuom šalims kaip pavyzdys, nors aišku, kopijuoti kitoms šalims neverta, nes kiekviena šalis turi savo specifikas. Bet galime tikrai didžiuotis, kad sugebėjome susitvarkyti labai sunkiu laikotarpiu, aišku, nelengvai, aišku, su socialinėmis įtampomis ir skausmais, bet sugebėjome susitvarkyti. Ir tai turbūt geriausia žinia ir mums patiems, prieš pradedant pirmininkauti, kad valstybė gebėjo. Ir mūsų politikai, ir mūsų žmonės turėjo pakankamai kantrybės ir supratimo. Ir mes sugebėjome atsilenkti, atsistoti ir dabar daug drąsiau žiūrėti ir į savo ateitį, ir galų gale turėti pasitikėjimo, pamėginti vadovauti visą Europai sekantį pusmetį. Jūs jau užsiminėte apie ES sprendimų priėmimo mechanizmą. Kokia jūsų nuomonė yra, kaip vis dėlto, kur link Europa turėtų keliauti ir kaip vystytis, ar vis dėlto daugiau institucijoms gali suteikti, ar valstybėms narėms? Norėčiau iš karto pasakyti, prieš pastatinėti šitų dviejų dalykų nereikia, vien dėl to, kad Europos savininkais ir Europos sprendėjais yra šalis narės. Ir jos pačios sprendžia, kiek tų galių atiduoti ir kam. Ir kaip tie sprendimai turi būti priimami. Bet kokiu atveju tai yra Europos taryba, kur yra visi vadovai, sprendžia, kaip ir kas turi paskui vykdyti tuos sprendimus. Taigi ne pačios institucijos, ne taip vadinamas Briuselis kažkas sprendžia, o tik šalis narės. Ir tik nuo mūsų priklauso, kiek mes atiduodame vienai ir kitai europiniai horizontalesnei institucijai instrumentų į rankas. Taigi todėl nenorėčiau prieš pastatyti, o turbūt galime kalbėti apie integracijos kokybę, tiek kiek jinai mums naudinga, kokiu tempu mes judame įvairiose srityse, besintegruojant į Europą. Mums Lietuvai, be jokios abejonės, ta integracijos kokybė, kuo didesnė, tuo yra mums saugiau ir geriau. Užtikrina mūsų ekonominį vystymąsi, apsaugą nuo negeros intervencijos iš išorės. Ir todėl mes siekiame tos kokybės gilesnės ir didesnės. Bet nuomonių skirtumai, be jokios abejonės, yra natūralu tarp šalių narių. Tempas, kaip tai vyks, be jokios abejonės bus netoks greitas, kaip galbūt kai kas norėtų arba įsivaizduotų. Bet sprendimus priima šalis narės. Mes sprendimus priimam, niekas kitas. Nei biurokratai europiniai, nei kas nors iš šalies, tik mes. Todėl turime tuo pasitikėti. Priimam sprendimus, reikia juos vykdyti. O ne paskui ieškoti kaltų, ar kažkokie Briuselio biurokratai sutrukdė, ar dar kas nors. Iš tiesų, sprendimai yra savo šalyse. Ir atsakomybė politikų taip pat yra sava. Taip, kad ant nieko kito pečių tos atsakomybės tikrai neužmesim ir nereikia tų kaltų ieškoti. Turime patys imti savo rankas savo likimą, Europos likimą ir patys už tai atsakyti. Kokią įtaką sprendimų priėmimui turi neoficialus bendravimas, būtent tarp šalių vadovų? Na, čia atradimų turbūt nepasakysiu, kaip ir visur, kaip ir Lietuvoje, kaip ir kiekvienoje šalyje, sprendimai priimami įvairiai ir pasiruošimas sprendimo priimimui be galo svarbus. O tai reiškia ir pasikalbėjimai, ir asmeniai kontaktai, ir galų gale net asmeninės simpatijos. Puikiai matome, kad kartais dėl asmeninių net simpatijų ar antipatijų, net Lietuvoje mes sunkiai susikalbame ir politikai kartais nesusikalba. Taip ir Europoje. Labai svarbu pasitikėjimas, labai svarbu autoritetas, patyrimas ir galų gale ir asmeninis kontaktas. Turėjau, pavyzdžiui, tokį, galiu pavyzdį pasakyti, kad mano darbas komisare, būtent biudžeto komisare, ankstesniame laikotarpyje man buvo naudingas ir manau, kad Europos tarybai buvo naudingas, nes kelis kartus man teko kalbėti vasario mėnesį, derantis dėl finansinės perspektyvos. Mano patyrimu buvo pasinaudota, mano žiniomis buvo pasinaudota, o svarbiausia, kad aš buvau patikimesnis kalbėtojas negu, pavyzdžiui, Europos komisija, kurie turėjo savo interesų, arba Europos parlamentas, kuris turėjo savo interesų. Aš turėjau patyrimą iš abiejų pusių, tai yra ir buvusi komisarė, ir jau valstybės vadovė. Todėl manau,
kalbėjimas apie biudžetą, apie svarbą, apie niuansus europinio biudžeto buvo patikimesnė informacija, nes ėjo iš dviejų patyrimų. Tai vat kaip vienas iš pavyzdžių norėjau pasakyti, kad tikrai ir asmenis patyrimas, asmeniai kontaktai, galų galio asmenybių sutapimai ar supratimas vienas kito yra labai svarbu, kaip ir Lietuvoje, taip ir visur. Žinoma, jūsų patirtis Europos komisijoje darbas yra neįkainojamas. Tačiau šiek tiek toks lengvesnis klausimas, kodėl vis dėlto tie visi sprendimai yra taip iki išnaktų priimami? Matėme ir jūs kalbančią žurnalistams 3, 4 nakties. Kodėl tas sprendimai Europos Sąjungoje tai vyksta? Čia buvo ypatinga situacija, aišku, čia dėrybos, čia kaip konklavas kažkas panašaus. Kai vyksta dėrybos dėl finansinės perspektyvos, strategiškai ir taktiškai geriau, aš truputį dabar juokauju, suleisti visus į vieną salę vadovus ir neišleisti, kol nesusitarė. Tai čia maždaug taip ir vyko. Aš truputį, aišku, juokauju. Kiti sprendimai priimami, aišku, ankstėliau ir nesėdime visą naktį. Gal kiek vėlokai, bet čia priklauso ir nuo organizacijos, ir nuo bendros kultūros. Aš bevelyčiau kaip vieversys viską pradėti anksčiau ir baigti anksčiau, bet aišku, mes turime 27 ir jau 28 šalis aplink mūsų stalą sprendimų ir tas laikas be abejo, visi nori pasisakyti, visi turi išreikšti savo nuomonę, o dauguma sprendimų yra vienbalsiškumo principų priimami. Taigi kiekviena šalies vadovas tikrai turi ką pasakyti ir nori pasakyti. Tai turime būti mandagus ir visų išklausyti ir galų galia tai priimami sprendimai Europoje. Tai kartais truputį užtrunka ilgiau. Na ir grįžkime dar prie pirmininkavimo, iki jo dar 3 mėnesiai. Vis dėlto, kaip manote, kokie darbai yra nepadaryti? Apskritai, ko palinkėtumėt pirmiausia mūsų vyriausybei, na ir visai Lietuvai? Na, aš vis tik tai vertinčiau, kad tą pasiruošimą pradėjome gana anksti ir ypač vidutinėje administracinėje grandyje. Pasiruošimo lygmuo yra labai neblogas. Galime vertinti ir mūsų diplomatinės atstovybės, mūsų netgi ir ministerijų vidutinį lygmenį. Pasiruošimas remiasi institucinė atmintimi ir tikrai vertinčiau gerai. Ko gero, labiausiai ruoštis reikės ir reikia pačiai vyriausybei, tai yra naujiems politikams atėjusiems į valdžią, tai yra darome, ką tik buvo Briuselėje viceministrų delegacija, greitai važiuos visa vyriausybė. Aš labai tikiuosi, kad politikai tikrai pasivys per tą laiką ir bus tikrai pasirengę atstovauti tarybose, specializuotose tarybose Lietuvą ir visą Europą. Na, o biurokratinė mašina mūsų gerąja prasme tikrai yra pasirengusi. Taip ne tik aš vertinu, bet taip vertina ir užsienio, ir diplomatinės atstovybės, ir Briuselio koridoriuose. Taigi tikiuosi, kad savo darbą atlikti galėsime tikrai. Vis dėlto pirmininkavimas, kas tai bus Lietuvai? Na, pirmiausia, tai matomumas, pasaulinis, ne tik tai europinis. Tai parodymas, kad šalis nedidukė, gali susitvarkyti. Svarbiausia, kad mes pradedam pirmieji Baltijos šalių regione. Tokią galimybę turėsime tik po 13 metų. Ir tai iš tiesų demonstruos mūsų brandumą. Administracinį, politinį, mūsų solidumą kaip lygiavertės ES narės. Ir aš tikrai linkiu mūsų valstybei, pirmiausia, ne tik tai kažkam kitam įrodyti, kad mes galime. Pirmiausia, savimi patys pasitikėkime. Tikrai mes galime. Viską padaryti galime. Ir tikrai galime būti vieni iš geriausių. To ir linkiu. Dėkuoju Jums už pokalbį ir dėkuoju už Jūsų laiką. LRT televizijos eteryje laida Mes 2013, kurioje aiškinamės, ką reikš Lietuvai nuo Liepos 1 prasidėsiantis pirmininkavimas ES tarybai. Kokia tai institucija, ką ir kaip ji veikia, teiraujasi kolegos Briuselyje Edvardo Špoko. Aš esu ES tarybos vietoje, kuri vadinama atriumu. Į jį praėję apsaugą gali patekti visi norintys. Kol kas man už nugaros Airijos pirmininkavimo atributika, tačiau po 3 mėnesių čia bus Lietuvos papuošimai. Visas šis pastatas vadinamas Justus Lipsus, žymaus belgų humanisto ir rašytojo vardu. Ir ne veltui. Jis rašė apie idealų pilietį, kuris veikia nevedamas emocijų, o racionaliai ir ieško sprendimų visų geroviai. ES taryboje vyriausybės gina savo šalių interesus ir ieško visai Europai geriausių išeičių.
O pirmininkaujant Lietuvai teks derinti skirtingus šalių narių interesus, rasti kompromisus ir išeitis iš aklaviečių. Be to Lietuva pirmininkaus ne tik ministrų susitikimams, bet ir atskirų sričių darbo grupėms, kurių yra daugiau nei 150. ES taryba priima visiems europiečiams svarbius sprendimus. Tai, kad sumažėjo tarptinklinių mobiliųjų skambučių įkainiai ar mokamos tiesioginės išmokos žemdirbiams, yra ir šios institucijos darbo vaisiai. Tarybą sudaro valstybių narių atstovai, iš jų labiausiai matomi ministrai. Valstybių atstovų užduotis taryboje nelengva. Bendruose posėdžiuose jie derina teisės aktus, gina savo valstybių interesus ir susitarę priima dokumentą. Darbas čia vyksta 3 pakopomis. Didžiausią jo dalį padaro valstybių narių ministerijų atstovai, vadinami atašė. Jie pirmieji nagrinėja naujausius teisės aktus ir mėgina suderinti valstybių pozicijas. Vėliau dokumentas keliauja į 27 valstybių ambasadorių, dar vadinamų nuolatiniais atstovais rankas. Jie turi išspręsti problemą tarp valstybių, kurių neįveikia atašė. Galutinį žodį dėl teisės aktų taria kartą per mėnesį arba rečiau susitinkantys skirtingų sričių ministrai. Iš viso yra 10 skirtingų tarybų, į kurias renkasi užsienio reikalų, energetikos, finansų, transporto, švietimo ir kiti ministrai. Esame pagrindinėje tarybos posėdžių salėje. Būtent čia ir vyksta ministrų susitikimai. Tarybos visuomet renkasi tos pačios sudėties. Per kiekvieną susitikimą ministrai nustatyta tvarka sėdi aplink stalą. Posėdžiuose dalyvauja visi 27, o greitai ir 28 valstybių atstovai. Tokia yra šios institucijos specifika, todėl mes tarybą ir vadiname valstybių narių atstovų rūmais. Šiuo metu tarybai pirmininkauja Airija. Tai reiškia, kad jos atstovai, atašė, ambasadoriai ir ministrai vadovauja tarybos posėdžiams, planuoja susitikimų darbotvarkes, bando suderinti valstybių pozicijas ir pasiekę sutarimą tarp šalių, visos tarybos vardu derasi su Europos parlamentu. Pirmininkaujančios šalies užduotis yra rasti kompromisą tarp valstybių, todėl jei kambaryje vis dar yra prieštaraujančių šalių, negali atsipalaiduoti ir esi priverstas visada galvoti, kaip reikės elgtis toliau, ką daryti, kad visi sutartų. Ir tai nelengva užduotis. Kartais pirmininko darbas būna pilnas įtampos, nes žinai, kad iš kambario galėsi išeiti tik pasiekę sutarimą ir tik tu už tai esi atsakingas. Pirmininkaujančio šalies ministras visada sėdi šioje vietoje, o kitoje pusėje Europos komisija, nes ministrai nagrinėja jų parengtus teisės aktus. Kas 6 mėnesius vis nauja valstybė turi galimybę atsisėsti prie tarybos vairo ir įsitraukti į darbus. Tai labai svarbu, nes valstybė pajunta, kad yra bendrijos dalis. Paprastai ministrai posėdžiauja šioje salėje Briuselyje, tačiau 3 mėnesius per metus jų susitikimai vyksta Liuksemburge. Posėdžių kambaryje įrengta daugybė technikos, leidžiančios klausytis vertėjų bei ekrane stebėti kalbančius kolegas. Kartais iš šios salės vyksta ir tiesioginės posėdžių transliacijos internetu. Ministrų taryba iš esmės turi du vaidmenys. Pirma, tai yra politiniai debatai, tai yra politinės gairės. Ministrai diskutuoja ir maždaug sako, kur yra problemos toje direktyvoje. Tada tas problemas pagal jų diskusiją darbo grupė ir sprendžia. Ir kita dalis, tai yra iš tikrųjų formalus patvirtinimas sutartų pozicijų, sutartų teisės aktų ministrų tarybos. Per pirmininkavimą darbo dienos pasidarė labai ilgos. Mes, airiai, dirbame 5 dienas per savaitę, šeštadienį ilsimės, o sekmadienį vėl prie darbų. Žinau, kad tą daryti numatė ir kolegos lietuviai. Dabar mano darbo diena prasideda 7 ryto ir baigėsi 11 vakaro. Tačiau taip dirbti mus skatina didžiulis jaudulys ir įsipareigojimas. Bet kai visa tai baigsis, būsime pervargę, todėl jau dabar planuoju ilgas vasaros atostogas. O vasarą prasidės pats darbymetis lietuviams, kurie perims pirmininkavimą iš Airijos, o vėliau perduos jį graikams. Taryba yra vienintelė ES institucija neturinti nuolatinio pirmininko. Tačiau čia veikia generalinis sekretoriatas, didžiulė komanda nuolat sekanti teisės aktų leidybą ir galinti bet kada padėti valstybės atstovams suprasti procedūras bei skirtingas šalių pozicijas. Į susitikimus atvykstantys ministrai privalo žinoti ir dabartinę situaciją, ir kokia teisės akto istorija bei ankstesnė eiga institucijose.
institucijose. Tam ir yra generalinio sekretoriato žmonės. Jie visada gali atsakyti į šios klausimus. Sekretoriatas turi dvi užduotis. Politinę, kai ministrams padeda paruošti posėdžius, ir logistinę, kai reikia pasirūpinti ministrų maitinimu, vertimais raštu ir žodžiu, visos technikos veikimu, taip pat spaudos konferencijų organizavimu. Lietuvai perėmus pirmininkavimą, Lietuvos vardą Briuselyje bus galima išgirsti gerokai dažniau. Tačiau šalis atstovaus ne savo, bet visos ES interesams, siekdama užtikrinti sklandų vienos pagrindinių institucijų tarybos darbą. Eglė Merkytė, Edvardas Špokas, Briuselis. Šį kartą viskas. Vėl pasimatysime po savaitės. Malonaus vakaro su LRT televizija.